Aš į Kalėdas žiūriu gan skeptiškai, nes kiekvieną kartą, kai norisi kažko stebuklingo iš jų, tai būna visai atvirkščiai. Viena didžiausių problemų Kalėdų yra, kad yra per daug lūkesčių, aš sakyčiau. Žmonės tikisi daug gerų laikų, gerų dovanų, turiningo bendravimo, tikisi gerokai per daug. O iš tikrųjų Kalėdus turėtų būti toks metas, kur žmogus pasitraukia nuo visko, kas nėra svarbaus gyvenime. Iš vienos pusės galiu pasakyti, kad turiu labai daug traumuotų Kalėdų, žinai, kur būtent labai, arba motina tikėjosi labai gero bendravimo, kad visi būsim šeimoje, žinai, viskas čia bus puiku ir gražu, ar bus tiesiog stebuklinga. Arba būdavo taip, kad nesirealizuoja tam tikrų materialinių lūkesčių, kur tikėsi gauti tokią dovaną ir negauni jos. Ir aš manau, kad kurį laiką aš labai daug jau buvau iškoduotas neigiamai. O dabar aš supratau, kad svarbiausia yra tiesiog galėti ramiai praleisti laiką su artimiesi. Ir iš tikrųjų tai turėtų būti svarbiausia. Aš bandau kol kas per daug to dalyką nesureikšminti. Kalėdos yra realiai tokios, kurias pats pasidarysi, ne? Tai su savo vaikais aš nebandau nieko ypatingo įdiegti, nebandau nieko paskatinti. O tiesiog per šį laikotarpį bandysiu daugiau laiko praleisti su jais ir pasitelkti būtent šeimos šilumą. Bet vėl, kaip sakiau, kai yra dideli lūkesčiai, kai bandoma žmogų pasakyti, čia turėtų būti ypatingai taip, paraniai. Labai daug kas nesirealizuoja. Aš tai manau, kad vis tiek Kalėdos yra stebuklų metas kaip ir, bet tik tai reikia duoti jiem laisvę susirealizuoti. Šiaip yra labai liūdna, bet realiai Kalėdos dabar, šiais laikais, aš manau, kad turi gerokai didesnę materialinę, komercinę išraišką negu šeimyninę. Ir tas yra žiauriai liūdna, iš tikrųjų Kalėdos yra gera proga užsidirbti ir būtent visos tos vartotojiškos tendencijos labiausiai veda žmogų toliau nuo šeimos, o ne arčiau jos. Daugiau laiko praleidžia prekybos centro, daugiau pinigų išsileidžia, jeigu jis turėtų, galėtų. Ir daug kas galvoja, kad tas išlaidumas atperka tos minutės, kurios nepraleidžia su šeima, ar kur per metus visą tą laiką, kur nebuvo su vaiku, ar šiaip paimti, apkabinti, sakyti, aš tave vertinu, tai žinai, nuperka kokį brangų daiktą, kur vis dėlto ką jis pabus ten ar ten, po to kabės spintoje arba bus pamirštas po kurio laiko. Tai aš vis tiek manau, kad čia yra vienas iš tų gerų dalykų, kur vartotojiška kultūra sugebėjus eksploatuoti savo naudai. Aš nemanau, kad teisingos geros Kalėdos turi būti stoiškos, ne? Ir tokios jau tokios griežtos, tokios radikalios. Žmogus turi paprasčiausiai gerai leist laiką, bet jeigu sąmoningai žino, kad tam tikri įpročiai tikrai yra žalingi, ne tik tai jo šeimininiams santykiams, bet ir taip pat truputį prieštarauja pačios Kalėdos esmei, tai tada jis jau gali daug ko pakeisti. Faktas tas, kad kai žmonės jie turi tam tikrų ritualų, jie tada jaučia, kad jie įprasmina būtent tą laiką kažkaip. Mes einam į bažnyčią, visi esam kartu, žinai, kažkokius žodžius tariam ir dabar viskas pasidarė gerokai prasmingiau. Ir jausti prasmės yra labai svarbu, jeigu yra kažkokių nuo senovės išlikusios tradicijos, tai gerai yra jas gerbti. Ypač ne dėl mūsų, o dėl mūsų močiučių ir dėl mūsų visų, žinai. Viena didžiausių problemų šiuolaikinių Kalėdų yra tempo ir, kaip čia pasakyti, yra jos intensyvumas. Anksčiau Kalėdos būdavo pakankamai ramios, žinai, bent jau aš įsivaizduočiau, žinai, žmonės, daugiau tokių pusiau meditaciniai būkliai, žinai, kažką sėdi, dairusi, galvoja, mąsto, žinai, ten bando taip kažkaip, žinai, ten, ką žinau, nujausti.
Ir būtent, kai žmonės, jie truputį būna tylesni, jie tada išgirsta daugiau. O dabar, kai, žinai, visur yra akcijos, reklamos, pirk tą, kalėdų senelį, žinai, tas, tą dovaną, šitą, tą. Žmogus jis nebeturi tos tylos. Aš jau galvoju labai, tarkim, beveik sakau tylos, bet aš manau, būtų tikslingiau pasakyti, kad dvasiniai lygmeniai, kad pabūkim, pavalgykim 12 patiekalų, ramiai, išsijunkim teliką, jautyva, kaip žmogus jaučiasi, nereikia paklausti 10 kartų, kaip tau pasisekė, žinai, visokių tokių. O kaip viskas tai yra daroma? Iš tikrųjų, aš manau, kad tai yra nesvarbu. Gali sekso maniakas nuspręsti savo žmoną 12 kartų pasimylėti tą vakarą. Čia yra jų būdas gerai praleisti kalėdus. Čia jeigu tinka, jeigu jiem yra gerai, okei. Bet ką aš manau vis tiek reiktų labai padaryti, yra atitolt nuo viso šito masinės schizofrenijos vartotojiškos. Pirk, dabar daryk tą, einam į tą renginį, šitą renginį. Nes kitaip nebus prasmingos kalėdos. Tai yra labai blogai, kai gerai leistas laikas yra surištas su išleistas pinigų kiekiu. Tai aš manau, kad jeigu kažkaip būtų galima, aš nesakau, kad kardinaliai pakeisti tą, o bent jau pagerinti tą koeficientą, tai jau būtų pasiekta kažkas. Kiekvienas žmogus turi nešioti savo kalaviją. Kiekvienas žmogus turi žinoti, ką palaiko, ką daro, o kartais ta gerumo išraiška irgi būna ne tik tai, kad iškreipta, bet ir jos būna per daug. Ir tada labai sudėtinga būna atsirinkti. Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris nuoširdžiai kovoja už savo dalyką, už tai, kas jam pačiam yra įdomu, reikalinga, jis tęsia gerą darbą. Jo, dažniausiai būna darbas. Ir netgi anksčiau buvo pagrindinis mūsų uždarbio metas. Tai aš manyčiau, kad iki tam tikro lygio pastiprino mano siniškumą šiom šventėm. Realiai, supranti, aš sakyčiau, kad uždirbti yra neblogai. Žinai, jeigu žmonės nori vartoti ir daryti savo, tai viskas tas yra ok. Man kas liūdniausia yra, kai, pavyzdžiui, balius gerumas yra matuojamas vartoto alkoholio buteliais, ne? Jo, čia gali būti kaip ir vienas matuoklis, žinai. Tu gali labai ekstravagantiškai, žinai, ten praleisti tos kalėdus. Pas tave gali būti daugiausia dovanų, žinai, po tos eglutės. Tai neatspindi to gerumo, to norimo gerumo. Ir kuo daugiau žmonės sėdės ant šito manimo, kad jie gali iš kišenės įsitraukti didesnį banknotą ir nusipirkti geresnės kalėdos, tai to toliau jis nueis būtent nuo tos prigimties šios šventės. Aš manau, kad iš vis nemokamos kalėdos nebūtų. Bet galėtų bent jau labai sąžiningai, lygios ir sąmoningos. Žinau, ant ko aš leisiu pinigų, nuspręsiu gal geriau pagaminti gal šį bei tą. Nes brangiausia dalyka, ką mes turime, yra laikas. Brangiausia. Ir būtent dėl to kalėdos nebūna nemokamos. Nes pabūti su šeima yra brangus malonumas. Tai jeigu jie būtų labiau nemokamos šioje srityje, o ne pirkimo srityje, tai aš tikiu, kad jos bus prasmingos.